vakarai taip leidžiami, vienas su telefonu kampe, kitas su telefonu kampe ir jie kiekvienas leidžia laiką savo, bet viduje turbūt yra tuštuma ir kažkoks liūdesys, nes jeigu tu esi vienas ir telefone, tu net nesi net su savim, tu kažkur paskendęs apatijai, ne tada toks žmogus apatijoje. Viskas normalu pabūs telefone, galbūt kažkiek ten reikalai ir taip toliau, bet jeigu tai tęsiasi metų metus, skrolinimai tie. Metų metus su telefonu leidi laiką, tai kaip ir esi santykiai, bet esi vienišas. Tai čia turbūt irgi dažna tema, aš turiu antrą pusę, bet jaučiuosi vienišas. Tai ir aišku, kaltinti, tai čia turbūt ne kita, kodėl jisai toksai. Tiek kitas neprisideda turbūt prie tos darnos santykyje, nes jisai irgi skrolina ar ten turi kitų reikalų, bet iš esmės mes abu, ar ne, nekuriam to ryšio, nedarom pastangų, nededam, kad mes susitiktumėm. Bet kažkas vienas turi pabusti iš to ir sakyti, o ką aš galiu dėl to padaryti? Tas, kuris pabunda. Turi pabusti ir judinti kitą. Tu nori kažką čia kurti, burti kartu. Mes ką tik abu užmigom, ant kažkokio tai iliuzijos, kad viskas čia gerai. Taip. Viskas čia puikus santykiai, nesipykstam, bet tai yra iliuzija. Taip, mes taip ir buvom biški užmigę. Abu užmiega ir vienas pabunda, sako, nėra viskas čia gerai. Čia nėra gerai. Nebūtinai, kad nėra, bet tai nebus gerai, jeigu taip tęsis toliau. Bet jau nėra, jeigu abudu telefonas sėdi, leidžia vakarus ir tai taposi kasdieną, tai reiškia, nėra jau gerai. Taip.